Sveiki. Astrologinė prognozė vasariui mergelės ženklo atstovams. Pakalbėkime išsamiau apie svarbiausius mėnesio įvykius, apie žinoma astrologinius įvykius ir jų galimą įtaką jūsų ženklui. Iš eilės. Vasario 1 dieną įvyksta labai ryški, labai charizmatiška pilnatis liūto ženkle jūsų 12 horoskopo būste. Pilnatis visuomet yra užbaigimas, aiškumas ir kulminacija. Ir ši pilnatis taip pat atneš kažkokį tai rezultatą jūsų 12 būste. Ir gali būti, kad užsibaigs kažkokios svarbios temos, kurios prasidėjo, užsimezgė dar 2025 metų Liepos pabaigoje, kai šiame ženkle vyko jaunatis. Pilnatis 12 būste, o 12 būstas tai vis dėlto paslapčių zona, gali jums sužadinti tokį norą padaryti pertrauką artimiausiu metu. Pilnatis gali atnešti labai stiprių emocijų susijusių su jūsų slaptuoju aš. Tikėtina, kad pastaruoju metu jūsų gyvenimas buvo užimtas, intensyvus ir niekas jums nepriekaištaus, jeigu norite padaryti nedidelę pertrauką. Pilnatis jūsų 12 būste tam labai tinka. Daugelis žmonių per šią pilnatį būna prastos nuotaikos, tačiau faktas tas, kad jūs tiesiog greičiausiai išsekino nesibaigiančios pastangos nukreiptos į kasdienių poreikių patenkinimą, į tarnavimą kažkam tai. Padarykite pertrauką, pamedituokite, užsiimkite jogą. Jums reikia rasti pusiausvyrą tarp darbo ir poilsio, tokia yra jūsų užduotis. Liūdniausia turbūt pilnaties 12 būste dalis yra ta, kad ji priverčia jūs pamatyti, kaip savo elgesiu jūs patys savo kenkiate. Geriausia pilnatis 12 būste, geriausia dalis turbūt yra ta, kad ji vis dėlto apšviečia, pilnatis visuomet apšviečia ir priverčia jūs pamatyti, kaip savo elgesiu jūs patys savo kenkiate. Suprantate? 12 būstas dėja žinomas kaip toks izoliacijos būstas. Dar kai kas sako, kad tai yra kažkuria prasme užbaigiamasis ir savęs naikinimo būstas. Visi mes turime tą 12 būstą. Ir ši diagramos dalis yra mūsų pats pikčiausias priešas. Geros naujienos yra tai, kad per šią pilnatį mes galime atpažinti tokį elgesį ir nuo jo išsilaisvinti. Išsilaisvinkite nuo bet kokių rūpesčių susijusių su tuo, kas jūs iš tikrųjų vargina, kur jūs negalite savo išplėšti minutės. Atsisakykite nereikalingo tarnavimo kitiems žmonėms. Ir atleiskite jiems už viską, ką jie jums padarė, nes dar 12 būstas tai yra visų mūsų sukauptų nuoskaudų būstas. Ir atleiskite svarbiausiai, visų pirma, atleiskite savo už viską, ką jūs padarėte savo ir kam nors kitam, atvirai arba slapčia. 12 būstas paslapčių būstas. Ir įtampa gali kilti tarp to, ką jums kasdien reikia daryti tam, kad užsidirbtumėte pragyvenimui ir jūsų poreikio jausti tiesiog vidinę ramybę. Raskite balansą tarp jūsų kasdieninio paprasto žmogaus gyvenimo ir savo tos slaptos, paslaptingos, švelnios ir galbūt net šiek tiek tamsios pusės. Tai yra tai, ką mūsų manymu turėtume slėpti, arba tai, ką kiti, galbūt tėvai, sutuoktiniai, vaikai paprašė mūsų slėpti. Ši pilnatis gali atnešti į jūsų gyvenimą gana stiprius jausmus, patinka jums tai ar ne. Gali būti, kad vėliau jums net teks atsiprašyti savęs dėl to, kad jūs taip ilgai savo kenkiate. Slėpti savo jausmus, o toks ir yra 12 būstas, yra tiesus kelias į tai, kad savo pakenkti. Šis mėnuo idealiai tinka
išmokti meditacijos, bent jau pasistengti jos pasimokinti. Leisti sau nueiti į masažą, į pirtį, galbūt nuošaliai, galbūt vienam, ne su kompanija. Tai laikas vidiniam darbui ir gilesniam pasinirimui į tą savo dvasios būstą. Kartais ši pilnatis dar gali atskleisti kažkokią labai didelę paslaptį. Šiuo metų laiku neteiskite savęs griežtai. Tai viena iš emociškai stipriausių pilnačių, kita jau bus daug lengvesnė. Atleiskite sau už viską, dėl ko jums gėda. Gėda yra tuščias jausmas, jis niekada nieko niekam neduoda, visiškai nereikalingas. Supraskite, kad nėra dėl ko gėdytis. Visi mes klystame, augame, meluojame. Atleiskite kiekvienam, kas kada nors jūs įskaudino, nelaikykite to savo viduje. Kadangi 12 būstas, kuriame vyksta ši pilnatis, yra būstas viso to, tai yra pats paskutinis būstas iš visų 12 astrologinių būstų, tai yra prasmių paieškos būstas, kuris atsako į klausimą, dėl ko aš kažką veikiu, ir ši pilnatis atneš kažkokius svarbius apšvietimus jūsų svarbiausių žmonių reikaluose. Tai rezultatas tų procesų, kurie jau vyko jūsų gyvenime nuo Liepos mėnesio 2025 metų ir tai gali būti susijęs su kažkokia kelionė, su persikėlimu, jūsų asmeninio partnerio gyvenimo, partnerio darbo pasikeitimais, užimtumo laiku. Taip pat gali būti, kad jūs užbaigsite kažkokį gydymo kursą, jeigu ta sveikatos tema jums aktuali, nes aktyvuotas ir 6 būstas, sveikatos būstas taip pat. Taip pat tai laikas, kai jūs galite norėti įvesti visose savo reikaluose arba tose vietose, sakykime, iki kurių jūs retai prieinate. Taip pat tai yra kažkoks užbaigimo momentas ir pilnatis jums apšvies kažkokios pareigos, kažkokių įsipareigojimų, kažkas, kas jums buvo sunki našta jūsų gyvenime ir tai bus irgi kulminacinis laikotarpis ir tai gali būti šviesioji šios pilnaties pusė. Labai įtempta diena, vasario 5 diena. Planeta, kai Merkurijus bus įtemptam aspekte kvadrate su Uranu. Kai kokia nors planeta, o ypač asmeninė kaip Merkurijus yra kvadrate su Uranu, tą dieną reikėtų įsidėmėti, nes energija bus labai įtempta, gali atsirasti įvairių trikdžių ir tiesiog ta jūsų dienotvarkė chaotiškai gali persidėlioti, pasikeisti ir tai gali būti netgi banaliai interneto arba elektros prietaisų arba darbo kažkokie, technologijų sutrikimai. Gali įsiderinti tiesiog dėl kažkokių konfliktų, nesklandumų santykiuose su kitais žmonėmis ar klientais. Ir abi planetos atsako už mūsų nervų sistemą, dėl to nervingumas, skubėjimas, drebančios rankos tiesiog bus mūsų priešai tą dieną ir tą dieną reikėtų iš tikrųjų nesiimti jokių atsakingų kruopštumo reikalaujančių užduočių. Vasario 6 dieną Merkurijus iš karto pereina į Žuvų ženklo erdvę ir jis ten bus labai ilgai, palyginus Merkurijui, kiek jis tai užtrunka vienam ženkle, jis ten išbus iki balandžio 16 dienos. Jums Žuvų ženklas, kur pereis Merkurijus, yra 7 horoskopo būstas. Būtent čia mėnesio pabaigoje Merkurijus taps retrogradinis. Žuvų ženkle Merkurijus laikomas silpnu. Tai yra tradiciška nuomonė, aš taip nemanau. Tai yra vandens stichijoje ir Merkurijus žuvyse jisai mąsto neracionaliai. Mąstymas tampa vaizdinis, nelogiškas, netgi kažkiek mistiškas ir atrodo, kad mes žinome kažkokią informaciją, bet mes jos negalime tinkamai paaiškinti, nes mes tai tarsi tiesiog jaučiame intuityviam lygmenyje.
Kadangi tai jis dabar bus pas jūs partnerystės santykių srityje, todėl dauguma tų tokių nesusipratimų, kažkokių svarbiausių momentų vyks būtent su jūsų partneriais, tiek asmeniniais, tiek su klientais, tiek verslo partneriais. Gali tie kiti žmonės keisti savo sprendimus, galite jūs patys pakeisti savo sprendimus. Tai bus ilgas ir klampus laikotarpis, nes vasario 10 dieną, kita diena, kada reikia būti labai atidiems, į kurią verta atkreipti dėmesį, tai diena, kada Merkurijus bus įtemptame aspekte kvadrate su Lilith. Merkurijus vėlgi tai yra mūsų mintys, mūsų žodžiai, mūsų netgi tos pačios žinutės, tai yra dokumentai kažkokie ir Lilith visą tai iškreipia. Jinai iškraipo visas mūsų mintis, žodžius, skaičiavimus ir taip toliau. Ir iškraipo ne tik mums, bet ir žmonėms, kuriems mes pateikėme kažkokią informaciją. Ir kadangi Merkurijus jau visai neužilgo taps retrogradinis, vadinasi, jis yra jau savo šešėlyje ir tas dar aspektas su Lilith kartosis net kelis kartus, mes apie tai būtinai aptarsime atskiram įraše, nes to tiesiog negalima neaptarti, kad vis dėlto visas situacijas, kur yra kažkokie dviprasmiškumai, neaiškumai, jūs vertintumėt labai labai atsargiai, nes kažkokie neaiškumai, jeigu pas jūs kils kažkokie klausimai, jūs jų neignoruokite, bet atsakymus jūs taip pat vertinkite labai labai atsargiai. Jeigu bus tokios situacijos, kada norėsis nutilėti nepatogią temą, Lilith to neleis. Lilith yra provokatorė, kuri kai kartas nori, kad visos tos nepatogios temos būtų įgarsintos. Vienaip ar kitaip, tai apie tai aš įrašysiu, žinoma, atskirą pasakojimą, bet tai gali būti susijęs su lapkričio 2025 metų, nes būtent tuomet Merkurijus formavo trigubą jungtį su Lilith ir tuo metu užsimezgusios situacijos gali sugrįžti dabar ir pareikalauti sąžiningo sprendimo. Ta pačią dieną, vasario 10, Venera, mūsų hedonistė astrologinė, pereina į žuvų ženklą paskui Merkurijų. Taip pat į jūsų 7 horoskopo būstą ir ten bus iki kovo 7 dienos. Venera, jinai, jeigu Merkurijus yra silpnas žuvyse, Venera žuvyse labai stipri. Ir čia jinai tampa labai emocionali, o Venera tai yra mūsų kažkas, kas suteikia mums malonumą. Dėl to mes ieškosime malonumų emocinėme lygmenyje, ar ne? Bet Venera pati dar yra labai materiali, dėl to tos dvi energijos kaip ir susijungia. Kadangi tai pas jūs bus jūsų santykių srityje, todėl čia gali būti malonių įvykių, malonių momentų, netgi tų pačių, sakykime, santykių pagerėjimas, kažkokie siurprizai, malonūs pakvietimai ir tai iš tikrųjų, kadangi Venera kokiam būste jinai nebekeliautų, jinai labai pagerina tą gyvenimo sritį ir tai gali būti tiesiog malonių susitikimų su draugais arba galite gauti iš savo antros pusės labai fantastiškų dovanų, pavyzdžiui, ar tai nebūtinai turi būti materiali dovana, tai tiesiog fantastiškai gerai praleistas vakaras kartu. Tai labai puikus laikas romantiniam laikui, romantiniam susitikimams, kurie aišku be abejo turės savyje ir tokią aistringą potekstą, ar ne, tai meilės prisipažinimų laikotarpis ir laikas, kada pas jūs į gyvenimą gali ateiti tiesiog naujas žmogus, jeigu jūs ieškote santykių. Vasario 12 yra dar viena labai svarbi diena vasariui, nes Merkurijus vėlgi, jis labai aktyvus, bus jungtyje su šiauriniu karminiu mėnulio mazgu, kuris irgi šį mėnesį labai darys aktyvias jungtis ir vėlgi tai vyks jūsų 7 horoskopo būste. Merkurijus tai mūsų mintys, žodžiai, tai aš jau apie tai sakiau daug kartų, o šiaurinis karminis mazgas tas, kuris mus ištraukia iš komforto zonos ir veda ten, kur nesaugu, bet ten, kur yra mūsų kelias. Vasario 12 diena yra toks prisilietimas prie tos galimos ateities. Ir tą dieną gali prasidėti kažkokia svarbi, užsimegzti tiesiog
kaip mažytė sėkla įmesta kažkur saugiai, kuri pradės vėliau dygti ir duos vaisių rugpjūčio pabaigoje. Dėl to tą dieną jūs iš tikrųjų būkite labai akylūs, apie ką jūs galvojate, kokia informacija jūs pasiekia, ką jums sako kiti žmonės, kokios idėjos jūs aplanko. Kadangi santykių srityje labai svarbu jums būtent atkreipti dėmesį, ką sako jūsų partneriai. Tai puikus laikas planuoti bendrus būsimus kažkokius, nežinau, projektus su partneriais, netgi atostogas tas pačias, ar ne? Ir nes būtent tuos projektus jūs įgyvendinsite vasaros pabaigoje, kai šios planetos sudarys kitą aspektą rugpjūčio gale. Ir tai iš tikrųjų geras laikas planuoti savo verslo plėtrą, dalykinį bendradarbiavimą, nes Venera visą laiką labai palanki bendradarbiavimui ir verslui taip pat. Tai yra pasyvi finansinė energija, kuri pritraukia gerovę į tą būstą, kuriame jinai keliauja tranzitu. Vasario 14 viena iš pirmaujančių pagal svarbą vasario dienų. Ta diena planeta Saturnas laiko karmos ir apribojamų toks prižiūrėtojas kosminis galutinai pereina į Avino ženklą, į jūsų 8-ąjį horoskopo būstą, kur bus iki 2028 metų balandžio 13 dienos. Kai Saturnas tranzitu keliauja per 8-ąjį būstą, nereikėtų tikėtis finansinės pagalbos iš kitų. Tai metas rimtai susitvarkyti su skolomis, atsiskaityti ir taip pat tai laikas pripažinti, kad ne viską galite kontroliuoti ir tiesiog plaukti pasroviui. Būtent jūsų ženklui aš rekomenduočiau neimti jokių kreditų, neįsiskolinti per ateinančius 2,5 metų. Pats netinkamiausias laikas imti vartojamasias paskolas yra būtent tuomet, kai Saturnas keliauja 8-uoju būstu. Na, nebent jūs turite gerą planą ir tai tik dalis strategijos plečiant savo verslą, tačiau visgi būtent šio laikotarpiu, jeigu turite tokią galimybę, susilaikykite nuo tokių sprendimų įsiskolinimų. Jo labiau, kad Saturnas šiame būste gali reikšti, kad jūsų partnerio pinigai gali netikėtai, pajamos irgi gali netikėtai keisti, sumažėti, gali nepapildyti jūsų bendrojo biudžeto taip, kaip buvo planuota, kaip jūs tikitės. Todėl būkite itin atsakingi šiuo laikotarpiu ir planuokite bendrus finansus labai apdairiai šiuo metu. Tačiau taip, tai ir gera žinia jums, nes Saturnas palieka jūsų partnerystės ir santykių sritį ir kartu su juo nuo jūsų kaip ir tai buvo laikas, kada reikėjo labai stipriai įsipareigoti savo partneriams. Ir pavyzdžiui, Saturnas 7-ame būste tai visiškai nepritarė sugyventinio statusui. Tai yra iš tikrųjų santuokinis tranzitas 7-ame būste, kada žmogus sąmoningai, nežiūrint ten myli jisai ar nemyli, jis ima įsipareigojimus už kitą žmogų, nors jau meilė jau ten senai galbūt praėjo, nes Saturnas iš tikrųjų jis visą laiką apie įsipareigojimus. Dabar jisai iš to būsto jau išėjo ir jis dabar jūs tikrins 8-ame bendrų finansų srityje. Tikriausiai visiškai natūralu, kad Saturnas, jis keliauja per visus mūsų 12 būstų. Ir tai yra ugdomoji tokia energija, kuri augina mūsų charakterį, mūsų sugebėjimą išgyventi sudėtingose srityse ir iš tikrųjų visus gyvenimo iššūkius priimti kaip pamokas ir mokėti savo pasakyti ne, mokėti pakentėti, kai reikia, dėl kažkokio tikslo. Nes Saturnas atneša labai didelius apdovanojimus ir, sakykime, jeigu priešintis tom jos energijom, tarkim, kaip jisai keliauja per 8-ąjį būstą, jeigu prisidaryti neapgalvotų skolų, paskui pasekmės būna daug kartų sunkesnės. Čia jas galima darytis su geru planu, kaip, pavyzdžiui, jas gražinsite. Arba reikės susispausti šeimyniniam biudžete šiek tiek ir reikia
tai netrunka 30 metų, ar ne, tai kartą į 30 metų vykstantis tranzitas šitame būste, reikia parodyti tokį, kad truputėlį suaugau ir galiu pasispausti, jeigu reikia šitam laikotarpį ir galiu prisimti atsakomybę ant savęs, ar ne? Nes greičiausiai tokiu atveju dėl vienu ar kitų priežasčių partnerio pajamos gali keistis bendro biudžeto arba jeigu skolų jau per daug, tai Saturnas būtent šitam tranzite išmoko, ką tai reiškia prisidaryti neapgalvotų skolų. Saturno tranzitai mus augina, jie priverčia mus išmokti atsakyti svarbiausius gyvenimo klausimus, jeigu renkamės įsisukti nuo tų klausimų arba apsimetam, kad nežinome, kaip galime rasti teisingus atsakymus, kaip priimti kažkokius svarbius tokius, sakykime, sprendimus, kur prisimama atsakomybę savo, tai iš tikrųjų tada rezultatai būna netgi labai ir labai labai tokie spaudžiantys, sunkus ir sunkiai labai pro juos praeinama, bet po to, kai jau pro juos praeinama, žmogus išmoksta visam likusiam gyvenimui. Ir visą laiką po bet kokio Saturno tranzito, bet kokiame būste, mes įsinešam kažką labai teigiamo, pamokančio ir išeiname kažkuria prasme pergalingai, jeigu visą tai pradedam suprasti. Na ir žinoma, mėnesio dar viena laimėtoja pagal svarbą, tai yra vasario 17 diena, kai vyksta Saulės užtemimas jaunatis Vandenio ženkle jūsų 6-ame horoskopo būste. Tai pirmasis 2026 metų užtemimas ir pirmasis užtemimas Vandenio ženkle nuo 2018 metų. Tai diena, kai prasideda ugninio arklio metai kiniečių horoskope ir tai laikas, kai iš tikrųjų įsijungia ta ugninė energija ir pats užtemimas yra pirmasis jums naujame ženkle, naujame būste, naujoje ašyje, todėl jis atitinkamai kaip ir būna toks signalinis, informuojantis užtemimas, kuris nurodo kryptį, pastato jūs prieš kažkokius faktus, kad štai su šia užduotimi jūs dabar turėsite dirbti per ateinančius 2 metus. Tai yra kažkuria prasme gali rasti savyje atgarsyje, jeigu aktualu pagal amžių, kažkoks atgarsis tų sprendimų, kuriuos jūs priėmėte 2017 metais rugpjūtį ar imtinai laikotarpyje nuo rugpjūčio 17 iki 18 rugpjūčio. Ir šis Saulės užtemimas jums vykstantis 6-ame būste yra gana svarbus dar ir dėl to, kad jau tai pirmas kartas, kada atsiranda pirmieji signalai, kad šiauriniai mazgai, mėnulio ir šiaurinis ir pietinis mazgas palieka jūs ramybėje. Tas pirmasis užtemimas, tai sritis, kas yra 6-asis būstas, tai gyvenimo kasdienės sąlygos, dienotvarkė, kur mes kasdien gyvename, dirbame ir turime kažkokį tai grafiką tenais. Ir pirmasis tas užtemimas paprastai suformuoja kažkokį tai keistą tarsi krizės pojūtį. Tai yra tai, kad kai kažkokio gyvenimo srity ilgą laiką niekas nesikeičia ir paskui staiga ateina štai ten mėnulio mazgai su savo užtemimais ir mes suprantame, kad jau reikalingi pokyčiai ir kad tie pokyčiai yra neišvengiami. Ir tas momentas, kai mes suprantame, kad dabar tie pokyčiai būtent šitoje srityje. Tai kaip atkreipkite dėmesį į viską, kas vyks vasario 17 dieną. Nes jums šis užtemimas aktyvuos ateinančių 2 metų jūsų gyvenimo kasdienybės dienotvarkės, darbinės netgi kasdienybės organizavimo temą. Jūsų buitį palies, taip pat su kuo jūs gyvenate, kur jūs gyvenate, kokiomis sąlygomis jūs gyvenate, taip pat klausimai susiję su jūsų samdomo darbo organizavimu.
kaip išvis yra sutvarkyta jūsų darbo diena, kiek jūs tenkina sąlygos darbe ir čia visame tame gali būti nemažai pokyčių. Svarbiausia, ką reikia suprasti, kad tai gali būti šiek tiek toks gąsdinantis laikas, bet visi pokyčiai dažniausiai yra šiek tiek gąsdinantys. Svarbu labai prisiminti. Sveikas kūnas, sveikas protas. Iš tikrųjų, jūs turėsite galimybę pagerinti savo gyvenimo kokybę ir tai 6. būstas, su kuo jums teks darbuotis per ateinančius keletą mėnesių. Gali būti, kad teks sugrįžti į sporto klubą arba sugrįžti prie buvusio sporto klubo arba nusipirkti naują. Ir tiesiog galbūt pradėsite vėl reguliariai vaikščioti, skirsite savo dienotvarkei vėl laikas savo kūno priežiūrai, fiziniai formai, nes jeigu neiškelti visos tos įtampos iš galvos į fiziką, į kūną, prasideda psichosomatiniai susirgimai, kurie mus paskui iš tikrųjų varo iš proto. Vasario, aišku, apie tai mes kalbėsimės atskirai. 20 vasario įvyksta istorinis astrologinis įvykis Saturno ir Neptūno jungtis 8 horoskopo būste. Ir ši jungtis yra 2 milžiniškų planetų, tolimųjų planetų. Neptūnas yra jau išvis labai tolima planeta, Saturnas yra paskutinė, kuri yra matoma iš Žemės. Ir tai iš esmės diena, tai kai mes iš esmės mūsų gyvenimo tvarka, globali tvarka keičiasi. Kaip keičiasi, mes nežinome. Tai kadangi ši jungtis vyksta jūsų 8 horoskopo būste, tai yra būstas, kuris tiesiog šiaip jis apibūdina krizės dažniausiai, ar ne, kažkokias transformacinės situacijas. Ir tai tas laikas, kur jūs iš tikrųjų galite pasinaudoti ir ta duota jums galimybė svajonę, nes Neptūnas tai yra svajonės, paversti konkrečiamis žemiškomis formomis, nes tai yra Saturnas. Čia galima sakyti, kad Saturnas labai stipriai išugdys ir išmokins tą atsakomybės lygį. Aš visai nesenai jums pasakojau, ką Saturnas veiks 8 būste. Ir kai turit labai daug finansinių įsipareigojimų, ten Neptūno negali būti, ten negali būti jokių iliuzijų, nes tie finansiniai įsipareigojimai nebūtinai kreditai arba skolas, tai yra tie mūsų visi mokesčiai, valstybei, draudimui ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia ta finansinė atsakomybė, kur mokam kreditus, būsto paskolas ir esame priversti tiesiog būti atsakingi, kur esam jeigu to nemokėjome, tai išmokstame reguliariai daryti tuos mokėjimus ir tai labai disciplinuoja. Tai daro Saturnas. O Neptūnas tai yra pasąmonė. Tai gali būti, kad kadangi tai didelė planeta, gali būti, kad jūs kaupsite pinigus kažkam labai dideliam ir galbūt labai prasmingam, kažkokiam labai įdomiam projektui. Ir tiesiog kaip kažkokia labai didelė investicija, tai bus kaupimas investiciniais tikslais, ar ne? Taip pat juk 8 būstas yra pasyvių pajamų sritis, todėl čia galite labai nuosekliai ir pradėti investuoti į savo svajonę, nes Neptūnas yra svajonė, o Neptūnas konkretūs veiksmai ir struktūra investuoti savo pinigus, iš ko ateityje jūs turėsite pasyves pajamas. Tai yra sau kurti tai, ką mes vadinam investicijomis, ar ne? Ir Neptūnas simbolizuojantis iliuzijas, būdamas 8 horoskopo būste, nepasiduokite
Neptūno iliuzijai, kad viskas bus gerai, rožinių rūkų apsitraukti kažkokią problematinę situaciją ir sakyti, nu, įsisems kažkaip. Paskelbsiu bankrotą prisiėmęs skolų. Saturnas to niekada nepamiršta, jis vis tiek sugrįš ir jūs tas skolas atiduosite dvigubai. Čia taip, toks aš nežinau, kodėl net taip pasakiau. Nereiktų pasitikėti pažadais, kažkokiais žodiniais susitarimais, svarbu saugoti savo finansus, juos struktūrizuoti, nes nepasiduokite Neptūno tam iliuzijoms tokioms nerealistinėms iš tikrųjų. Na, tarkim, darote, kadangi tai yra bendri resursai, darote vedybų sutartį, ar ne, arba kuriate testamentą. Visa tai turėtų būti savaime suprantama, kai Saturnas su Neptūnu yra 8 būste. Tiesiog pažadais čia tikėti negalima. Apsaugokite savo finansinius interesus. Taip pat reikėtų labai atsargiai vertinti pasiūlymus, kurie susiję su greitu praturtėjimu. Neptūnas vis dėlto yra sukčius globojanti planeta ir melagius, ir tame yra savo prasmė, ir čia yra negatyvioji tamsioji pusė, tą pusę turi kiekviena planeta, bet aš labai siūlyčiau labai atsargiai tikrinti visus finansinius pasiūlymus, nerizikuokite savo asmeniniais finansais, savo turtu arba savo išvis verslininko reputaciją. Vasario 26 dieną Merkurijus apsisuka į retrogradinį judėjimą ir jis truks iki kovo 21 dienos. Visa tai vyks jūsų 7 horoskopo būste, jūsų santykių srityje, ir retrogradinis Merkurijus sugrąžins prie svarbių temų susijusių su jūsų santykiais. Žinoma, visi nesusipratimai, klaidos padarytos santykiuose, sutartyse kažkokiuose, netgi su klientais ar kažkokiais verslo partneriais. Merkurijus sugrąžins kažką peržiūrėti ir permąstyti. Tik reikia suprasti, kad Merkurijaus sugrąžinimas, visi retrogradai yra kažkuria prasme karminiai ir labai svarbus. Ir į tos laikotarpius reikėtų žiūrėti šiek tiek atsakingiau, ar ne? Tai nes gali kažkokie sprendimai būti priimti, paskui jie bus pakeisti per retrogradinį laikotarpį, ir tai, kas jums vasario pradžioje, sakykime, atrodys kaip vienintelis normalus sprendimas, ten ko gero bus sugrįžta ir jie keičiami ir peržiūrimi. Taip pat, aišku, tai laikotarpis, kada sugrįžta žmonės iš praeities, su 7 būste, tai iš tikrųjų ir buvę sutuoktiniai, tai ir buvę klientai, ir su kuriais kažkada bendradarbiavote, kažkokie verslo partneriai, ir seni draugai gali apie save priminti, kurių senai nematėte, ir vienaip ar kitaip apie tai kalbėsimės atskirai. Vasario 27 dieną Marsas, labai agresyvi karo planeta, bus įtemptame aspekte kvadrate su ne ką mažiau įtempta planeta Uranu, kuris dar atsakingas ir už mūsų nervų sistemą. Tai labai įtempta ir konfliktiška diena. Aš tikrai noriu į ją atkreipti jūsų dėmesį, nes daug kas gali vykti ne pagal planą, gali būti daug įtampos, didelių svarbių klaidų, netgi traumų per skubėjimą, ir galimi gedimai, sutrikimai. Kai Uranas aspektuoja kvadratu, ten galima tikėtis bet ko. Ir iš tikrųjų tai labai aukšta rizika visokioms traumoms, dėl to vairuokite labai atsargiai ir nesivelkite jokios konfliktinės situacijas, nes tai labai trauminis aspektas. Tačiau tą pačią dieną, vasario 27 dieną, įvyksta dar vienas svarbus susijungimas, tai yra Saulė, kuri yra mūsų dėmesys, mūsų aš ir mūsų gyvybės šaltinis, susijungia su šiauriniu karminiu mėnulio mazgu ir vėlgi jūsų 7 būste. Kadangi Saulė mūsų aš, mūsų tikslai, mūsų sąmonė, o šiaurinis karminis mėnulio mazgas tai ateities kryptis,
mūsų dvasinio kelio ir vystymosi kryptis. Ir tiesiog šią dieną siūlau nepraleisti jokios idėjos iš niekur atsiradusios mintyse, jokios nuojautos ar kažkokios informacijos, kuri aplanko jūs išorėje, nes visą tai skaitykite tą dieną kaip ženklus ir užsirašykite, jeigu tuo metu nesuprantame, paskui sugrįšite prie jų. Tai tokia diena, kai net iš pirmo žvilgsnio nelabai svarbus, kažkokia nelabai svarbi informacija, vėliau tampa pagrindiniu tokiu idėjiniu šaltiniu kažkokiems svarbiems mūsų gyvenimo įvykiams. Ir visata duos užuominų apie tai, kas bus toliau. Štai toks bus astrologinis vasaris jūsų ženklui. Dėkoju, kad žiūrite, kviečiu prenumeruoti kanalą, man tai bus labai labai malonu. Ir aš sakau jums iki.